Tai ką, labas dienos. Bele koks dažnekas yra. Tai galimai galim būti išprausti ir nublyskinti perkūnijos, žaibų. Tai bus matyt. Nors dabar jau biškelį vėsta gal. Iš pirmo buvo visiškai dušnekas, kai saulė švietė. Visiškai dušnekas. Blemba. Nežinau, ar girdis, tikiuosi ne. Pranešinėja, kad čia policija yra veizas. Tai kažkaip nesimatė šitos policijos. Ką, lentam į tarpuką? O tau? Gerai automatas jam. Nereikia pavarų mėtyt, gali tai lėčiau, tai greičiau. O su pavarom tai iškelį nervuoja. Netolygų greitį laikyt. Mes sukamės, rikiuojamės, nesirikiuojam. Kas čia per velnias? Jau pusę 6, blemba, mes tik išvažiuojam kažkur. Kaip penktadieniai vėloka. Neįsivaizduoju, ar dabar nėra atsijungęs mikrofonas. Jeigu neatsijungęs, tai valio, jūs mane girdat. Jeigu atsijungia, tai vėl šikna, blemba. Eis muzikėlė ir nieko įdomaus. O, su kaleskim, nice. Kai važiuoji iš paskos, tai labiau ir nervuojas, negu važiuoji priekį. Nes kai važiuoji priekį, tai tu diriguoji greitį, tu diriguoji važiavimo stilių, kurioj pusėj kas važiuoja, o kaip lavinėja po visą kelią, nu tai... Atsiprašau. Aš net neįsivaizduoju, kur mes važiuojam, eilinį kartą. Įsijungiau veizą, kad nors ką matyčiau prieš akis, bet policija rodė, nors jos ir nebuvo. Šitas fainas keliukas. Važiavom mes tada su Panike, kur su čioperu. Gal dabar aišku prie to žiedo nieks nesugės. Tai vat saulė leidžias, tai nuostabus vaizdai čia važiuot. Tikrai geruoliai. Ir karšto jau visai nėra. Jau taip svarstau, ar čia grįžtant nesigailėsiu, kad nepasiėmiau jokio vidinio sluoksnio ar džempo kokio. Gal viskas bus okei. Jau dabar vat rankovės tik atsitraukiau vėdinimus ir jau taip vėsoka visai. Vakar anksčiau buvau išlindus viena, tai ant saulės kosmosas.
iškepiau su striuke. Vilniui, kad ir turėjau didesnį eismą, bet aš drąsiai važinėjau po Maikutės. Šiauliuose dar nelabai drįstu. Vieną kartą važiavau tenai, pirmyn atgal iki darbo ir viskas. Mano važiavimai po Maikiu užsibaigė ties tuo. Aišku, šį sezoną, tiksliau per vasarą, aš išvažiavau iki 10 kartų su mocu. Įsivaizduojat? Kosmosas, blamba. Antiek jau nevažinėjau mocu, kad wow. Jeigu anais metais buvau persėdus ant dviračio, nors anais dar klausimas, užpraeitą sezoną buvau žiauriai persėdus ant dviračio, tai ir ten minimaliai važiavau su mocu, jau sakiau, kad oi, čia panašiai tiek pat esu nuvažiavus, kiek su mocu, tiek su dviračiu. Tai šį sezoną, aišku, dviračiu irgi neminu, nebėra kada, bet žiauriai mažai su mocu važinėjus. Tolimiausia kelionė yra iki Palangos. Ir čia nuo Šiaulių tas nėra tolimas kelias, iš tikrųjų, tai žiauriai keista. Žiūrėsim, kur kitais metais laikysim mocus. Ar ten pat, ar kažkur kitur. Visai aš norėčiau kieme laikyti mocą. Išeini, sėdi, važiuoji. Nereikia ten sukti galvos, su kuo iki garažo nusigaut, kaip nuo garažo grįžt. Pėstute vis dėlto užima nemažai laiko, kokia 2 minučių, jeigu nedaugiau. Tai jo. Norėtus tiesiog kiemą nusimest mocą. Aišku, kai yra nefaina, jeigu lietus, tas mocas ten rūdyja, gali kas nors apibraižyt, nustumt, galiausiai vagystės atvejais, bet žinau, kai kurie visą sezoną laiko stritukus kieme ir netgi, sakyčiau, gal naujesnius modelius. Kiek laiko? Aš tiesiog matau anksti rytais, kad jie stovi. Tai galvoju, kad ir laiko visada, bet labai anksti žmonės atvažiuoja. Būtų smagu turėti šalia mocą. Nebeturiu tokios prabangos kaip Vilniui, kai nuomaus garažą visiškai šalia namų. Dabar gal nebe. Šiltas, smagus vakaras. Ką iš parodė, tą posūkio peliukas pagąsdino. Ir niekur nesisuko, nieko nelenkė. Įdomiai. Mus pristabdė iš paskos mūsų bambuką pristabdė, nes mes prisistabdėm. Keliukas šitas fainas. Žadėjau ir aš siūliu važiuoti šituo, bet ne taip senai pati važiavau, tai galvoju, gal kažką įdomesnio pasiūlys, nors praves. Padiskutuokim apie mocus. Ne apie mano šitą mocą, jau kada jam dėmesio. Parašykite komentarą, kokius mocus jūs vairuojat ir koks būtų jūsų svajonių mocas. Nesvarbu, yra finansų, nėra finansų, visai įmanoma gauti tą mocą, bet koks yra jūsų svajonių mocas? Ar tokį visai turit? Įdomu pasidarė. Aš, sakykime, neturiu, nes niekados nesvajoju, kad kaip būtų faina ten toks ar toks. Pirmaisiais sezonais gal būdavo tokių nesąmoningų pasvaigimų, o dabar tiesiog realybė. Gyvenu šią dieną, kaip sakant, be kažkokių svajonių. Pagalvojau, kad gal visai fainai būtų Transalpas naujas, arba labai gerų metų. Bet neišnaudočiau šio galimybių. Kiek aš te važiuoju, niekur nekeliauju, tai
nemanau, kad man reikia naujo moco, o tuo labiau tokio moco, kuris gali ir bekelę važiuoti. Tačiau jisai būtų panašaus svorio kaip šitas mano, tik tais mano šitas yra labai žemo svorio centro. Dėl to jis toks kitoks pojūtis jaučiu biškelį negu važiuojant Transalpo. Neteko testuoti naują Transalpą, nors būtų visai faina. Esu tik tais pasėdėjus, kad jisai toks komfortiškas. Nėra per didelis, toks normaliai ant jo atsisėdus. Jaučiausi tai. Visai būtų faina. Bet kiek žinau, su jais visai ir bekelis lenda, tai man jis toks vat gatvėj gal nelabai naudingas mocas. O šitie NC nauji mocai, tai man negražus. Nežinau, vis tiek kažkiek turi mocas patikti, kad su juo važinėti. Jeigu nusiperki ir baisu pažiūrėti. Šitą žieduką privažiuot ir įdomu, kur tada, ar suksim link Kuršėnų, ar judėsim kažkur kitur. Nes nuo šito žiedo esu tik į Kuršėnus važiavus. Kitur visur nepažįstami dar keliukai. Nu, bemutis nusisukam. Ratukas tai kaip kokiam Radviliškį. Nežinau, kas čia iš tikrųjų yra. O, mes važiuojam kažkur kitur. Tikiuosi, kad net gal Užventis. Na, gerai. Vėl aš nemačiau ženklų, kur prasidėjo tas kaimas. Kokia velna. Kartais keliai yra padaryti. Nei čia Lietuvoje labai yra tų nuokalnių kažko, kad reikėtų vingiuoti labai kelius. Bet va, kaip šitas vingiukas padarytas, čia va tiesiai galėtumėm nuvažiuoti, bet yra išlenktas neblogai kelias. Kažko apvažiavimas yra. Gal koks vandens telkinys, maža ką. Ai, va, yra kažkas, jo. Venta dega, čia. Ir kaip siaurėja kelias, vau. O, vau, koks ten aukštas kalnas. Mes čia tokioj duobėj, ten visai kaip kalnai kokie atrodo, kokios kalvos. Kalvos ant kalvos. Geras. Daugojamės dabar kažkokioj. Va, čia užrašas iš toli. Tiek mūrinis, tiek įprastas ženklas. Oi, nu, kitais metais reikės ir apie pirštinytės galvot. O tai vėl išlys pirštai, kaip man dažniausiai būna su pirštiniam. Tom vasariniam tai visas. O dabar išmečiau nesenai krūvą pirštinių nukirptais pirštais.
pirštų galais, žodžiu, nukirptais. Praplyšta koks vienas pirštas, nu ir ką, vasarai gerai ir atvirais pirštais pavažinėti. Nu, kaip gražu čia, klausykit, klausykit. Va, jau užkiš. Pirmą kartą žventę aš turbūt. O, varniai 2. Geras. Ne policija kartais priekia. Nope. Kodėl tiek tu stabdais? Kas čia baita? Kas daros? Geras, kokia užtvanka. Nice. Dažniausiai tokios užtvankos prie miestų būna. Čia aplinkui nieko nesimato tokio didesnio. Įdomiai. Maciukas. Maciukas. Kai gavau smarkų dūžį į stikliuką ir taip tiesiai už akių murzis dabar stiklas. Reikia sustojęs ir man valytis, nes tikrai labai erzina. Nėra taip, kad nematau, kur važiuoju, bet kai visiškai už akių, tai tiesiog erzina. Žiūrint. Kokia čia aukšta vieta. Oi, savo geras. Pažiūrėkit, kas čia daros. Ne kokia vieta, nes prieki reikia apsilenkt, bet eik savo. Kaip mes aukštai čia. Didelės jėgainės atrodo mažytės. Ten visas laukas užstatytas. Blamba. Koks jūsų požiūris yra į tas vėjo jėgainės? Nes kol buvo pavienės kažkaip, pavienės. Bet dabar visi kvartalai užstatyti, ta prasme 10 vienoj vietoj ir ten, kur yra vienkiemiai šalia ar netgi kaimai šalia, tai man kažkaip tas toks sudarkytas kraštovaizdis visas baisiai atrodo iš tikrųjų, bet čia tik mano nuomonė. Bet rimtai, šitos jėgainės su žalia apačia. Ji kažkada atrodė jos žvėriškai didelės jėgainės. Dabar, kai stato tas milžinės, kur ten matosi už belė kiek kilometrų, tai šitos atrodo tokios mažytės, tokios juokingai dideliais varikliais viršui. Nors tiesiog jie žemai turbūt taip atrodo, bet realiai tai... O, koks čia, eik savo, koks vingis. Su vaizdu. Ten va tos jėgainės matos, kad, blemba jos už kelių kilometrų. Bet jos atrodo jau iš čia gigantės. Belė kokią dydžią. Man įdomu, kaip jos atrodys po kokius 20 metų. Ar nebus viskas apleista ir kritinės būklės, baisios, skleidžiančios garsus ir panašiai. Ar yra reglamentai, kad privalo pastatę ir prižiūrėti jas arba demontuoti? Nes kai kurios tos senosios, pačios pirmosios, kur buvo pastatytos jėgainės,
ten baisu žiūrėti, kas daros, bet gal, aišku, ne kokių įmonių, fizinių asmenų, jos velniai žino. Bet jos baisiai ten atrodo, būna nurūdyjusios, neveikiančios, kartais net stovi tokie vaiduokliukai. Tai va, tokie gigantai. Be spec įrangos jų nedemontuosiu. Nežinau. Aš čia tokio gal labai naujovinį įsileidžianti, senamadišką. Pažiūrėkit, kas per. Ojei. O mes stabdomės. Kas čia bus? Ir jos neveikia ne vienam. Per mažai vėjo šiandien. Sukas minimaliai vis dėlto. Bet ne taip įsivaizduoju turėtų veikti. Nu, fainas čia keliukas visai. Įdomesnis negu vieną kaip staiga varyt kryptim. Čia pasisukioti yra kur. Vinkiai, kalniukai, nuokalnes. Nice. Geruliai gražia. O, koks gigantas. Wow. Atrodo kitai dar juodas. Ir dabar nejaugi tuo nuobodžiu keliu atgal. Ilgai ir nuobodžiai pjausi. Kiek mes turim? Ai, ne. Pusvalandį, 3-7 kilometrai tik. Ko iš čia plūdina? Nepatinka kažkas. Visai būtų smagu kur nors įdomioje vietoje sustot, pakimarint. O, policija atrodo priekyje įdomu. Ar čia reidukas, ar čia šiaip sau? Nepanašu. Galimai tik išvažinėjo iš kokio kiemo ir jau buvo užmėti kaip stovintis. Ne. Va tokie blemba ir nuskina. Matomumas tikrai buvo geras, bet ne, pyst ir kiša. Tu ką, dar vienas pasivažinėjimas baigęs. Buvo jisai man šiek tiek įdomesnis, bet šnekų daug nebuvo, kažkoks nekalba vakaris, tad tiek. Gero vakaro jums. Iki.